Sveiki sugrįžę į Anime Zonos podcast'o epizodą numeris 5. Šis epizodas išeina kiek anksčiau dėl miesto druidų patalpintos temos forume. Šiandien mes vėl esame tryse. Aš Daikatana. Killer B. Ir Čombiukas. Čombiukas, ne Čombiukas, okei. Nu jo. Taigi, miesto druidas, kada čia kokią čia dieną patalpino jisai prieš 2 dienas temą, penktadienį, apie ateinančius rudens anime. Tai tiesa, norėčiau padėkoti druidui, kad daro kiekvieną sezoną šitą temą. Šaunuolis. Tikrai labai malonu matyti kiekvieną. Nes tikrai neužsimčiau tokiais reikalais. Ačiū labai, kad įdeda iš naujo, kad ištrina kas nors. Ai, buvo ir taip. Buvo ištrynė kažkas temą netyčia turbūt. Jo, kažkas buvo ten. Negalvoju pradžio, kad aš, bet pasirodo ne aš. Pasitikrinau pas save profilyje. Gerai, pradedame nuo pačio pirmo, galbūt sąrašiuko, nuo pačių naujausių naujienų, televizijos šou ir kas netokie, ne? Nu, ką pirmoje vietoje matom kažkokį Concrete Revolution, Haujin Yansou. Ne, čia aš tai matau bent jau ir gerų, ir blogų dalykų. Jo. Geras dalykas yra Bonės, aišku, studija, jie, aišku, anime pas juos visokie būna, bet... Sugeba neblogų padaryti. Bent jau kokybiški, jo. Jo. Prabangus. Kas nežino Bones, tai Bones padarė tokius anime kaip Full Metal Alchemist, Sword of the Stranger, Cowboy Bebopą, Eureka 7 ir daug kitų. Tai ir matau, kad yra 2X serijos, tai čia reikia suprasti virš 20 kažkur. 2 sezonai bus greičiausiai. Arba, man labiau patiktų būtų vienas, jeigu būtų normalus 20. Nu jo, jeigu būtų normalus, tai 24 tokius. Bet čia kažkokie tai superherojai, tai nežinau, šitas paskutinio metų trendas man kažkaip neypatingai tinka, bet, plius minus. Jas, gal dabar ant bangos gal tik išėjęs, bet man patinka. Man, pavyzdžiui, netgi patinka tas visas coveris, kur yra kaip tas viršelis jau toks animacija tokia faina. Matysim, kaip bus. Kartais labai po pirmo epizodo pakeičia animaciją, bent jau yra tai pasitaik nemažai anime. Ir pats režisierius, scenarijaus autorium duoda vilčių, tai Mitsushima Seiji režisierius, kuris dirbo su Alchemistu. Žiūriu, jo, dirbo su daug. Jisai čia aš matau ir netgi su... Iš pagrindinių, aš ten tų visų vidutiniokų nevadinu. Kur pagrindė, kur dirbo kaip pagrindė, o ne kaip asistentas. Net Evangelijoną vieną seriją davė, įsivaizduoju. Rimtai? 9. Epizodė direktor rašo. Nu, jo. O scenarijus autorius, pavyzdžiui, Aikawa Show, tai jisai dirbo ir su 12 Kingdoms, tai su serialas, kuris man žiauriai patiko kažkada. Labai geras, rekomenduoju visiems. Patyręs režisierius, aišku. Ne režisierius čia buvo scenarijos autorius. Ne, scenarijos autorius. Aš užskaitau šitą anime, laukiu bent jau. Toks tikrai užmėsi akį. Aš taip, ant 6 traukia, ant 7 gal. Jo, kažkas 6-7. Tik dar net neišėjęs. Bet aš jau taip galiu, duotą, paskui pažiūrėsim, kai pasibaigs, aptarsim. Pataikėm ar nepataikėm. Palauksiu, kol dar išėjęs. Kitas sąraše yra Gakusen Toshi Asterix, tai Asterix War. Studija yra A1. Ką jinai išleido? Dirbau su Sword Art Online, su Fairy Tail, Silver Spoon, kurį buvo paminėjęs, miesto druidas prieš tai mūsų temoje. Šiaip nebloga studija, paskutinį metu ne visai neblogai. Reiškiasi gan stipriai iš tikrųjų, kaip pastebėjau. Koks žanras yra? Veiksmas nuotykiai. Veiksmas nuotykiai. Tai toks bus šauneniškas, jaučiu. Čia visi beig šaunenai, jeigu veiksmas ir nuotykiai. Čia kas antram gali čia duoti tokią prašymą, žinai. Jo. Kas tokie režisieriai? Onu Manabu ir Setou Kenji. Aš kai tikrinau, tai nei vienas iš jų darbų nepasiekė net 6 reitingų. Visi jie visokie Echi, Magic Girls, taip toliau, tai čia man nelabai aktualu. Ai, tai čia tokie. Aš šito nelaukiu. Vis tiek teks pažiūrėti. Man šitas anime eina automatiškai blacklistą. Čia magiškai ginklai ir galios, tai čia bus toksai. Jo, čia ir dar maži vaikai. Prie sekančio, ne? Jo. Fushigi na Somera-chan. Taigi, žanrai komedija kon fantazija. Aš iš karto galiu pasakyti, kad pagal viršelį jisai man į blacklistą nukeliavo. Oi, man jaučiu net nepakils į žiūrėjimo listą. O ką čia reiškia tas 4-panel manga? Čia tipo kas? Tai pažiūrėsim, kas tas yra. Iš tikrųjų reikia užmesakė gal. Yonkoma manga. Gag comic strips. Tokie, žinai, kaip būna. Humoreskos tipo kažkokios čia. Jo, kažkas tokio. Informacijos tai čia minimaliai apie šitą visą reikalą. Visiškai nieko nėra daugiau. Žodžiu, įsivaizduoju, kad čia bus kokios 4 minutės serija ir ten tipo sidirbinės tos mergaitės, visi nesąmonės. Gal ir daugiau. Apie studiją. Ką studija galiu? Aš galiu pasakyti, Seven pagrindė dirba tik su hentais. Rimtai? Iš tų hentajų man patiko tik Otomedori ir Ransi.
Nu, aš iš vis hentai neipatingai vertinu. Aš irgi nelabai. Režisierius Imazaki Itsuchi, visi jų darbai sulaukė žemiau negu 4 reitingų. Nu tai stiprus jau galima sakyti. Automatiškai blacklistą, čia net nevertėjau tiek laiko gaištiem. Sekantis? Sekantis. Heavy Object. Va tas tai man asmeniškai kažkodėl traukia, nežinau kodėl. Dėl viršelių turbūt. Ne, veiksmas sci-fi'us, aš kadangi sci-fi'us mėgėjas. Tai... Kas dar čia yra šiais spalio mėnesį, ne? Ir novelių adaptacija, tai, matysim. Tai čia dauguma iš to anime, kur šitam yra paslapį pagal novelis. Su novelių adaptacijom būna tokia problema, kad ten dialogai būna... Žiauriai ilgi. Ilgi ir apie, tik žino ką ten. šneka. Apie orą šnekas. Man tai čia yra pliusas. Nes matai, tada pagal mangą ten tose debesėliuose daug nepritaikysi, ten neprivarysi, o ten jau ten novelėse tai jau hebra, ten pavara. Atsiveria. Gerai, dabar studija JC Staff. Staffas dirbo... Staffas geras. Su Honen Cloveriu, Nodame Contable. Labai geri animes. Shakugan no Shana. Va, tas labai senai. Ir senasis Shingetsu Tan Tsukihime. Man senasis Tsukihimes nepatiko, bet nauja versija gera, bet nebe tos studijos yra. Nu, kad tiesa, kad ten kariauja nebe masiniam armijom, bet pavieniais ten kažkoks plema buvo anime, kur ten irgi buvo super tokie kariai, kurie ten, kiekviena šalis turi pas savo super karį ir ten su jais ten kovoja, ten nebėra tokių jau mūšių masinių, tai čia labai irgi panašiai kažkaip. Tai čia, aišku, sci-fi, ten daugiau tokia buvo fantasy. Bet man čia iš to trumpo prašymų, man nenuskambėjau čia nieko originalaus. Ne, gali gautis kažkas įdomus, aš irgi sci-fi, taip mėgėjas daugiau. Nes ten, Aš sci-fi'us, mecha, tai man visą laiką patys pirmi išeina. Režisierius Watanabe Takashi, jisai dirbo su tokiais įdomiais animes, Slayers'ais, Kino no Tabi filmų, Shakugan no Shana, bet Shakugan no Shana aš nežiūrėjau, kažkaip netraukė. Oi, žiūrėjau labai seniai, man tai labai patiko, visus sezonus pažiūrėjau. Paskutinis sezonas biški nesupratau, bet gal. Jis dirbo su tokiais normaliais animes. Ja. Daug vilčių nededu, bet gal kada nors pažiūrėsiu, gal. Sekantis, ne? Sekantis, jo. Lance and Masquez. Tai čia yra... Apie ką jisai yra? Fantazija nuotykiai. Irgi pagal novelės. Išėjęs irgi spalį kažkur. Man kažkodėl šitas automatiškai iškrenta, nes iš tą studiją man nei vieno kol kas nėra padaręs, kuris buvo patikęs. Tai buvo Haganai, kuris yra aukščiausias įvertintas, kurio net nežinau. Ir čia galbūt žinos Killer Bee, Aquarion Evolve. tą žinau. Tik serialas žinau. Aš kitoj čia vietoj žiūriu tą Aquarioną, žinok, nematau. Yra. Jie ten gal kažkur biški, tam matyt nedaug prisidėjo. Gal pasuportinu kažkur, palauk, kur tas anime. Jie dirbo prie kaip tarp animacijos, in between animation. Sakė, žiūrėjau, bet aš žiūrėjau, man atrodo, pirmą, antrą kažkaip nebelabai sezoną. Aš tai žiūrėjau Soda Nobunaga. Tai toks, toks pusė velnė buvo. Šitas geras. Jo, bet supranti, Oda buvo dar su Madhouse, tai biškė užkabino. Su Madhouse jie ten kartu. Šitas geras. Tai šiaip gerai vertimo dadau, nes, tikrai toks. Kas režisierius gero padaręs? Režisierius yra padaręs You Lie in April. Labai geras anime. Amagami Sesa darė biškį. Amagami toks harem. Režisierius yra Ishiguro Kiyohei. Tai va, jisai dirbo su tuo You Lie in April. Gana aukšto reitingų, 8 virš. Tas geras. O scenarijus autorius Koyashu Hidaki, nieko gero nepadaręs. Tai aš jokių vilčių neduodu šitam anime, to labiau, kad aš labai negaliu pakeisti Magic Girls visokių. Mane posteris labai kažkaip neigiamai veikia. Labai neigiamai, toks per daug pink. Čia jai kiek metų? 9? 8? Kažkur grubiai, bet aišku bus ten... Lolikonam patiks. Super deep thoughts, žodžiu. Labai bus didelis gilus scenarijus. Ir dar zuikučiai rožiniai kažkokie. Ne, man jis eina turbūt į blacklist irgi. Ne. Aš net man turbūt, žinok. Toks kažkoks nelabai. Sekantis yra One Punch Man. Tai man asmeniškai turbūt iš viso sąrašo paslaukiamiausias. Jo, tas irgi mano laukiamas bais. Dėl to, kad jo galva plika posterį ten. Dėl kelių priežasčių tai yra Madhouse'as. Tai čia aš paskutiniu metu šūdmalys pakankamas. Nereikia. Kodėl? Dėl kitų variantų, kad yra manga labai atsilipimai neblogai buvo.
kurios aš neskaitau ir kažin skaitysiu, nes manga. Nežinau. Madhouse'as nusivažiavęs totaliai, va čia. Tikrai. Kodėl? Bet tai šiaip tai Madhouse'as dabar Parazitą gerą, tą taigi išleido, tai labai geras. Nu tai va, Parazitą va išleido, nu ir ką jis dar išleido? No Game, No Life'as. Nežinau, No Game, No Life'as tai plius minus, bet šiaip ne jų toks stiliaus. Kiekviena studija išleidžia kažką tokio šiaip sau. Čia ką nežino kiti, kad Madhouse'as ką išleidęs jis yra Monsterį, Hunter x Hunterį, Hajime no Ippo, Legend of the Galactic Heroes. Batumą išleidęs irgi. Išleido jisai Mahauką, nežinau, Iron Maną išleidęs, pavyzdžiui. Tai čia pagal užsakymą turbūt. Ai, nu tai ten tas buvo, kai Jo, X-Menus, Wolverine, taigi ten ta visa buvo studija. Paskui Fotokanų išleidęs, šiaip šūdą pakankamą leidžiasi, aš Madhouse'ą tai... Death Note išleido, Redline'ą išleido. Nu... Redline'as tai yra very OP. Nu jo, čia. Tas senai buvo labai. Kol kas. Madhouse'as yra vienas stipriausių studijų šiuo metu vis tiek. Nu tai... Nelabai jau. Ką padarė režisierius? Kas yra režisierius? Kodėl aš vėl jį uždariau? Režisierius yra Natsume Shingo. Kiek žiūrėjau, jis dirbo su Welcome in NHK, bet čia dizaino dirbo. Kaip direktorius jis dirbo su Horizonto Miyamurakun, šokia nežinau. Space Dandies, kurį aš iškardėjau į blacklistą, bet jisai, nežinau, laikomas mėgstamų kai kurių. Toks visiškas slapstikas. Man irgi nelabai kažkaip praėjo. Man jisai nepatiko. Nu ten tokia komedija ar parodė, ten sunku pasakyti. Bet žiauriai tokie pervertiniai ir tokio žemo lygio pervertas visasis. Ir tokios, nežinau. Jis crazy yra, man patinka crazy tas Space Dandies, bet ten yra nesąmonys, ten kaip papų barai visokie irgi, neįdomu. Režisierius toks plius minus, nelabai aš jį matau pasi kažką labai gero. Kažkur kažką nuveikęs. Gerai, prie sekančio, ne? Sekantis turbūt laukiamiausias yra Killer Bee, tai yra Onsen Yousei Hakone-chan. Nu nežinau, su tokiam odegytėm čia kažkokia mergaitė. Aš iš karto pagal tą viršelį pažiūrėjęs į blacklistą dėjau šį. Nu, visą laiką galima pažiūrėti. Režisierius yra Yanase Hiroyuki, kuris dirbo tik su hentais. Ai. Tai ką čia hentais? Bent jau tiek vilčių duoda, bet o ne. Ne, tai kad žanruose nėra, čia nėra kažkokių karštų virsmių fėja, įsivaizduoti, tokia turinė. Bet kažkaip man tai ta studija nieko gero kol kas nepadarius. Asahi, kas čia per velnes. Jo, tokia net nėra girdėta jinai iš tikrųjų labai bent man. AniDB net nematau, šis rašė, jeigu nėra net ten, tai net nežiūrėsiu aš niekur. Aš palauk, užmėsiu dar akį, greičiu. Million Doll, palauk, kas čia. Oi, ne, visokie apie tos idolus ten visokie. Ir vertinimai labai prasti. Na tai arba šaudas, nesimatosi personažas, kad viršelių yra šlamštas. Nu, mecha kažkokia padarė dar. Jie pagaminę tokius kažkiek žiūriu, dabar visi tokie trumpametražiai. Bet kokiu atveju pats anime eina į blacklistą iš karto. Iš karto, be jokio gailesčio tokiai mielai mergaitė. Ne, aš jau negaištu laiko ant šlamšto. Man jau nebeti laikai, kad galiu žytis kažkeliais. Nu, klausyk, tu biški nepataikiai, čia taikiai, sekantis gal kažkaip ir biški man fantazija, romantika, va. Mergaitė matau su plyšusiom pietkelne, nu, normaliai. Raudonais plaukais ir su svordu. Palauk, čia tas Rakuda Kishino Eiyutan. Aš iš karto galiu pasakyti, kad nieko gero aš nelaukiu iš anime, kur ant viršelių merga yra apsižergus kardo ašmenis. Neapsižergus jinai, šalia. Neapsižergus jinai šalia, jinai čia tas laiko. Prie klubo prispaudus. AniDB. Very nice picture. Ai. Nenoriu komentuoti iš tos scenos. Bus standartinis haremas su overpowerintų pagrindinių veikėjų. Viskas. Man raudoplaukis patinka. Man irgi, aš dėl to nepykstu. Žiūrėsim, matysim, turbūt bus... Svarbu, kad linksma būtų pakankamai. Viskas. Jo. Čia spėjau, bus kažkas panašaus irgi į tą visą žaidimą, kažkas tokio, ne? Greičiausiai. RPG stilium. Nes studija yra Silver Linkas, dirbu su Bakeno Mogatari. Su daug ko dirbu. Kokoro Connectu. Silver Linkas normaliai visai, sakyčiau. Bunny Dropu ir daug vidutiniškų kūrinių, o Nexus'as dirbau su Sword Art Online antrą sezoną. Ir antras sezonas buvo visiškai šūdas. Niek, pasivelna. Animaciją daro šį. Aš kaip fanas man sulindo daugmaž. Nu tai man irgi sulindo, bet tik kad sulindo. Tikrai nebuvo taip kaip pirmo sezono pirma dalis. Bet čia galbūt jie studijos atsakingos tik už animaciją, ne už patį anime, tai žinai. Gal. Nes pas režisierius, tai dirbusi su Onumo Shin, su F, Tales of Memories ir Kokoro Connecto ir daug kitų prastų tokių anime. To Sagario Atome tai visai neblogas buvo, bent jau man. Koks Sagario? Amnezija. Amnezija? Nu, jo. Toks
Žiūrimas tikrai buvo. O kuris dirbo su Amnezija? Bent jau tai parašyt. Aš čia daugiau rodau nuotraukyčių, ten pastarodom plaukiau kaip papukai rėsti. Perfekt. Status netgi sakyčiau. Na, aš tai jaučiu, kad šitas iš aprašymo anime bus, pavyzdžiui, Lievas Kličinis. Ne, nu tai sakau, ten... Bus kaip tik lengvam pažiūrėjimui. Taip, bet ne tau, gali atsipalaiduoti. Ne, man. Aš drakonų kovos baigiuosi žiūrėdama. Man su Keileriu kaip tik bus toksai žiūrimumui. Tai padeda jums Dievas. Ačiū, padėt. Nu, sekantis... Einam sekantis. Sekantis yra Sakurako-san nuo Ashimoto Niwa Shitai. Kodėl, japoniškai sakyti? Umateru. Pas mane yra, žinok, tokia teorija, kad kuo ilgesnis pavadinimas, tuo ilgesnis anime. Kažkaip... Viršelis atrodo gražiai, žanras detektyvas, viskas faina. Ja. Bet įtrauktas žodis moksleivis, tai čia nežinau, automatiškai. Primena iš tikrųjų, čia kai miesto Doridas paminėjo, kad pagal idėją tokią bazinę primena amerikietišką serialą Bones, kaulai, bet jis šiuolaikinis yra, čia kitoks gal biškai bus. Nu jo, toks mokyklos stilo. Ne, tai mokykla tai nereiškia, kad labai blogai viskas. Ne, tai žinoma, studija Trojka. Ne? Aldno Azero, taigi kūriniai. Šitą? Aha. Nematęs aš jo. Nematęs Aldno? Ne. Nu, piešimas bent jau tikėkimės bus neblogas. Jo, nu tikėkimės, nes šiaip Aldno buvo pirmas sezonas, tai labai gera. O, kokie. Tai pats netgi viršelis tam yra ANDB daug gražesnis man asmeniškai. Mergaitė tokia rimta. Čia bus toks biški evil, man atrodo. Nu, reikia tikėtis, kad kuo tamsiau to geriau. Detektyvas vis dėlto. Bet apie reality tai padarė šitą Hitzero ten tą 2 sezonus ir viskas, daugiau nieko. Jo, daugiau nieko. Nu, dar ir ten ekstra, ten nesakau. Asnaval režisior Aoki, čia kažkoks režisierius sukūrė, tipo, matyti visai neseniai. Nu, bet šiaip Aldno buvo pirmas sezonas, labai geras, mane labai sužavėjo. Gary Zero tas režisierius šiaip sukūrės. Režisierius Gary Zero sukūrės? Ja, nu tas, kas įkūrė tą studiją. O ne? Nes šito anime režisierius, tai Katao Mokoto yra. Jis nieko gero nerežisavo, bet jis dirbo su Bitumu. Dirbo tik tai. Gerai, žinau, šitą galima taip plius minus užmest akį, manau, kad... Jo, tikrai bus galima užmest. Ant klaustuko bent jau pas mane stovi visai. Pas tave čia išvežinė. Visi ant klaustuko. Pas tave kas antras. Nes aš nesakau, aš šūdus ten gyvenu. Šūdus, tikrai. Bliečai visokie. Nu, Vampysai, Naruto. Ja. Aš Blyčą žiūriu, aš žinau, iš ko aš jų tikėti, žinai, o dabar, ką nors kitą tokio panašaus nenoriu žiūrėti. Ne, tai koks įdomumas, kai kažko tikiesi iš jo, nes ten realiai nieko neįmanoma iš jo tikėtis, kai tiek serijų jau išė. Įsijungsi, bus dafiga šnekų ir machankė, ir viso. Nu gerai, nuklydom mes čia biškai iš šono. Einam toliau. Jo, biškai nuslydom. Komet Lucifer. Viršelis čia atrodo gražus, ANDB visiškai negražus. Jo, gražus viršelis. ANDB mecha kažkokia, vėl, buchuriukas ir mergaitė. O, tai labai gerai. Tai yra standartiškas. Aš garantuoju, kad čia bus toks dalykas, kad buchuriukas atskirai kažkaip netyčia išgelbės tą mergaitę, atskleidė savo sugebėjimus valdyti tą mechą ir, jis kovos ir išmoks kaip tą mechą naudotis. Nu, kaip eiliniuose visuose kiekviename beveik mechos anime. Bet palei studiją pažiūrėjus, tai jie tokio nei vieną kol kas nepadarė. Nes studiją padarius ten to Sedinov Grisaja, ten tavo Grisaja trilogija šiaip labai gera, man patiko labai. O ką režisierius padaręs? Režisierius nežinau. Padarė Macross Frontierą, Aquarioną, o, nu tai... Nakayama, Atsushi kažkokį ir Jojo Bizarre Adventure. Tai čia Jojo šiaip neblogas, tai tau už. Ir tie, kur prieš tai pavardino, irgi tikrai tokie neblogi. Tai va, klausimas kažkaip, tai kodėl mechos nėra sąraše prie žanrų, nes ta mecha čia ryškiai turėtų būti. Nu, kažkaip nepaženklintų. Matai, gal neišėjus dar anime normaliai, tai... Nu, tai stiek jau. Neaišku, kas ten bus. Tai bus. Ne, nu tai jeigu yra mecha ant viršelio, nu tai jau... Kada jis išėjęs, jis spalio mėnesį pasirodys. Spalio mėnesį, nu tai čia beveik visi spalio išėjai. Nu, ta mergaitė ryškiai bus kažkoks jam supportas, nu toks aležinai. Arba ten ta mecha, ten biški kažkiek į aktyvuos, kaip labai mėgsta irgi daryti. Jo, arba gali būti, bus labai panašu į Eureka 7. Vat, man kažkaip taip gali atrodyti. Arba Heroic Ages, nu tai čia... Jo, Heroic Ages, o va tėva. Heroikas labai nepatiko. Labai prastas man asmeniškai. Jisai lėtas yra, man tai nežinau aš.
Man patiko, bet aš irgi nebaigęs. Aš labai daug animės nebaigęs, labai daug metų. Kurį? Heroj? Koks čia? Heroic Age. Tokia animacija šiek tiek atrodo kaip senesnė pagal šukuosinas, kaip iš Science Sąjungos tokia animacija, atrodo iš nešukuosinos. 2007 metų, bet piešimas toks atrodo skulnis. Šį dropinau, dabar atsimenu, šūdas kažkoks. Jo, jisai ten tikrai prastas, aš kažkaip sugebėjau išžiūrėti, bet... Bet turint omeny, kad tai mecha ir aš ją dropinau, tai reiškia turėjo būti labai blogai. Bet kas svarbiausia, įvertinimas labai didelis, 4. Ne, kur to 4, 6? Kur tu žiūri? Aš žiūriu Anime Planete. Aš malę žiūriu 7,69, tai labai neblogas kaip mechai. 6,5 nedabė. Jisai 1000 beveik yra pagal įvertinimą. Figi. Net keista. Čia mechų įvertinimą 1000 ar visų? Ne, čia visų. Nu, bet tokiu atveju aš iš to tikrai nieko nesitikiu, nes jau netgi aprašymas skamba stereotipinis. Kažkas kažką netyčia rado ir prasidėjo. O paskui tik prasidės veiksmai visokie. Nesvarbu, tikrai žiūrėsis. O, sekantis haremas, valio. Pavadinimas Orega. Echis haremas, daug mergaičių. Paprastas moksleivis. Aš jį vadinsiu Orega. Taip. Vadink. Odega, Odžau, užtenka. Realiai apie jį net nieko negalima pasakyti, nes haremas, viskas. Bet tai kaip originalų paskaityti aprašymą. Vaikinas papuola į mokyklą, kur tik merginos. Kaip taip sumastyk tu man tokį siužetą? Man atrodo, čia per 10 metų pirmas toks siužetas bus. Net izoliuota ta mokykla, eik tu savo, lemba. Čia stipru. Visai nieko, jeigu tai anime tokia kaip Prison School, bet čia nieko panašaus į Prison School. Oi, tikrai ne. Čia nieko čia panašaus. Ne, bet čia gali būti gal visai juokinga, va čia žiūriu, kad galvoju, kad nujokas gėjus, įdės fetišo raumenims, šiandien privesinimą, kastracija. Čia ta prasme, galbūt juokinga bus, nežinau. Čia priklauso jau nuo studiją šiaip žiūriu, tai kad visai nebloga, tam tokia irgi, dar linkas. Tai yra 2 dalykai įkišti, kurių aš nemėgstu, tai yra Ecchi ir haremas. Tai čia anime automatiškai blacklista irgi. Čia perfekt yra, Echis. Normaliai. Aš manau, sakau, bus sėkinga galbūt. Silver Linko studiją mes jau aptarėm prieš tai. Režisierius buvo Jinbo Masato, pagrindai dirbo su visokiais Magic Girl anime. Tai... Ai, rimtai, tai kaip čia jisai Echi galės padaryti? Tai su mergom dirbo, toliau galės tam dirbti su mergom. Nebent. Sekantis yra High School Star Musical. Va čia ten tie, aišku, idoliniai visi, kurie aš ten nelabai... Jo, čia kurių neįmanoma žiūrėti. Nei su mergaitėm, nei su berniukais. Galbūt kažkoks mišrus, ten, tarkim, pusė tiek, tai, gal. Bet kai čia, matau, berniukai, kuris ant posterio tik skiriasi plaukų spalva, žinai, šukuosinam kažkokiam, ir tai dar šukuosinam nelabai skiriasi. Because they're perfect. Ir ten, žodžiu, bus taip saldu ryšiai, kad eina, čia gėjam turbūt. Ką studija darė? C-Stationas. Matas, C-Stationas netgi skamba kaip muzikos instrumentų. Jie gal specializuojasi šitos reikalos. Nes yra panašaus pavadinimo instrumentas, klavišinas. Ką jie darė? Darė pagal didesnių reitingų. Aš kažkaip neradau jų. Akame Gakil darė, mano nekenčiamiausia pasatinė anime, kurį žiūrėjau. Oh my god, aš šūdą darė. O jie tas Girlfriend Kari, jo, dar palauk, Dragonar. Šitą žiūrėjau, žinau, Dragonar Academy. Aš irgi žiūrėjau Dragonar Academy. Bet tai kažkaip nepamenu šio visiškai. Kažkoks labai toks. Įvertintas 2,8 ANDB. Tai nesvarbu, nesvarbu. Nesvarbu. Aš net nežinau, kurį reitingą žiūriu dabar. Yra average ir yra reitingas. Žiūris reitingų aukato. Nežiūrėčiau už reitingų, aš nežinau, kiek šūdų būčiau peržiūrėjęs. Aš irgi jam tokį vidutinį daviau. Tu ką peržiūrėt, pažiūri 5 minutės ir išmetinu. Ne visą laiką. Dabar, pavyzdžiui, vaikai, kai pradeda žiūrėti, jie reitingus taip numuša. Pavyzdžiui, Evangelijono irgi reitingą žiauriai numušė. Va tokius, karočią, senų anime labai numušė reitingus, nes, tiesiog, prastas piešimas. What? Tai jeigu Evangelijoną nuvertina, tai tokiem reikia mirties bausmę skirti, viskas. Būtent. Tai va to sakau, reitingų aukom reikia žudyti juos. Taip. Tai vadinasi, sako, tą Dragonar Akademiją verta žiūrėti, ne? Ne, tau ne. Tau tai tikrai ne, bet haremo mėgėjų tai parašau. Ir ečiu. Tai vaikai, eikit žiūrėti. Kokį čia sakė? Dragonar, eikit žiūrėti. Tas norėtas ir pažiūrėjo, žinau. Jau peržiūrėtas. Gerai, šitą braukiam, žodžiu. Ate. Sekantis yra Subetega Fninaru. Angliškai buvo. The Perfect Insider. Yeah. Irgi vėl detektyvas. Jo, detektyvų kažkaip užvežė. A1 Pictures. Jūs pastebėjot, kad pagal noveles kažkaip daugiau negu pagal mangas? Tai mangas dabar pradėjo vėl per naują eiti dauguma. Tai kažkaip nespėjo gal vytis, tai
kurs kitą metą gal. Tikėkime. Aš iš karto atsidarau studiją. Ką studija gero padarė? Ne, tai tas A1 geras. Your Lie in April, From the New World, labai geras anime. Sword Art Online prisidėjo. Kuroshitsuji. Ai, čia nuo Itaminagi, Ja, studija yra normali. Jo, labai normali studija. Hana, pavyzdžiui, tikrai, Jėzus, Markas nematė, tai būtina pažiūrėti. Ką režisierius? Režisierius yra Kanbu Mamora. Jis dirbo tokiuose epizodiniuose darbuose, kaip epizodą režisavo, taip toliau. Tai pavyzdžiui, Bakano darė, Nausiko įbiškai dirbo, You Lie in April darė storyboardą, dirbo su Elfenlaidu netgi. Prie Elfenlaido dirba? Jo, jis kaip epizodų darė. Epizodų direktorius ir buvo prie storyboardų dirbo. Pirmas mano anime. Pats pirmas, kuris mane pasižiūrėjau ir tada pasinėriau. Čia palauk, čia Laidas? Jisai dirbo prie tokių normalių anime dirbo. Buvo, vienas iš pirmų ir pas mane. Jis pirmą epizodą, man atrodo, režisavo. Bet aš atsivadau, čia mokyklinukai ar ne mokyklinukai? Kas? Suprantu, kad nejaučia, augę. Ai, bet jisai pas režisavo, tai Ninja Gaideną režisavo, Mobo, Elfenlaidą režisavo, bet pirmą tik tai epizodą, gal dėl to rodo čia įdomiai. Jis dirbęs nemažai, reitingas surinkti neblogai kai kurių. Tai gal bus biški toks link žiauresnių, aš labai tikiuosi. Tai turėtų būti, jeigu ten serijinės žmogžudystės jau ten, tai galbūt nieko. Laboratorijos visokios, čia reikės žiūrėti. Tai gal kapos kažkam pirštus vėl, akis draskys, čia, tai čia didelį reitingas, tai rinks vien dėl tose. Gerai, sekantis įdanime einam. Tai Madauga QN35, Chicken. Studija Silverline, jau atrodo trečią kartą. Jo, šį sezoną veikia jie. Čia tipinis, matau, siužetas. Irgi kelios mergos, kurios ten jam bus kaip suportas. Ir berniukas taip niekam tikęs, bet jis kažkoks turės ryšiai kažkokią tai tokį vis tiek, kad ir niekam tikusi, bet schilą, kuris pasirodys visai nėra niekam tikęs, o jis yra figienas ir jis ten visus paskui dvasinė. Žodžiu. Ką žinau. Ultra elitinė kovotoja. Mergaitė vėl su snaiperiniu ginklu, kaip iš Akamega Girl. Iškart į blacklistą. Į Girl. Ne. Kodėl tas visą laiką daro tokias mažytės mergaitės su didžiuliais ginklais? Kas čia? Tas fanservisinis šitas toks irgi. Tai labai gerai. Čia yra tas išlyginimas. Įsivaizduok, jeigu didelė merga su dideliu ginklu, taip, kas nieko įspūdingo. Aš noriu tokios mergos su ginklu kaip iš... Metal Gear Solid. Kur dabar iš naujausių. Ten tai rimta. Čia tai ten, jo. Bet tai neseksi visai man kažkokia, žinau. Tai man nereikas, kam seksi bendrai? Tai biškai išlaudys matosi. Kaip tai kam? Ką darė režisierius Kawamura Tomoyaki, kur dirba prie šito? Darė Innocent Venus, Good Luck Girl ir Kamigami no Sobi. Tai nežinau, visi tokie nekokie. Čia kaip pagrindinė jau darbai, ta prasme. Aš dabar dar YouTube pasileido pasižiūrėti trailerį. Mergaitė su tokiu ginkliuku. Tai gerai bus, reiškia, žiūrimas. Dizainai tokie tipiniai visi. Gerai, į blacklistą dar netada gal, bet paskui dėsiu jau čia, pažiūrėjus pirmą epizodą. Tai tu jau dėk iš karto, nelauk. Tai tu gali dėti. Realiai visi, kur pas tave blacklistė, visi yra žiūrimi. Tikrai ne man. Ką, sekantis, ne? Valkyria Drive. Gerai, Valkyrijos kažkaip irgi paskutinis trendas irgi jau vienas iš tokių Valkyrijos visokios. Jo, bet aš čia pastebėjau, jaučiu bus Shoujo Ai. Iš viršelio bus ne hentai. Mergina su mergina pasibučiuoja. Iš viršelio, kažkas panašau. Mergikės jau. O ką darė studija? La Blue Girl darė. Ką darė? Mesoforto darė. Taigi, Armsai, Jėzus, Mario, Elfenlaidas. Armsai geri. Kitę darė. Oi, čia. Queen's Blade darė, Jėzus, Mario. Galima atsisakti kelnes? Tai jau gali. Čia bus. Nors jie dirbo kaip asistentai prie Cross Game'ų apie beisbolą, prie Elfenlaidų dirbo, kaip Vorkas Biblyčio dirbo. Bet šiaip Elfenlaidas bent jau parašyta Arms kaip pagrindinė. Šiaip pagrindiniai kaip Elfenlaidą. Jeigu kažkas bus tokio bent jau žiaurumo prasme, kas... Nebus ten žiauriai. Piešimas žiauriai lievas yra Elfenlaidė. Čia nebus. Ne, tai piešimas. Jie daro animaciją. O animacija Elfenlaido tai buvo baisi, tenai. Ne, animacija baisi, bet šiaip palei žiaurumą tai jaučiu vienas iš žiauriausių, kurių yra sukurta. Žiaurumas nemanau, kad nuo jų priklauso. Priklauso nuo istorijos ir nuo režisieriaus. O režisieriaus yra... Istorija irgi buvo tikrai nematyta. Radau nuotrauką to režisieriaus Kaneko Hirako, laiko alaus bokalą. Tai gal jis laika girtas būna? Reiškia geras.
Oho, visi anime reitingai 3, 2, 5. Nu, pagrindiniai jo darbai yra... Kai pasižiūriu, kiek pas mane jau peržiūrėtų yra. Darė Queen Blade. Jo. Kad čia vien hentai, čia kiba hentajus ribus. Nu, matau, YouTube'ai tai ten jau papūgus parodė. Yes, reiškia žiūrės. Nu, bet aš bijau, kad vien tik mergos, tai man bus neįdomu, o kadangi, romantika ten bučinukas jau šitas vienas, tai ten netinka man. Nes būtų lesbių šou normalus, tai galima žiūrėti, kai ten, bijau, kad čia žinok tik mergos. Ai, nu tai bus šodžio aibus. Ant šito aš spaudžiu blacklist. Tada bus šios fignia kakaitė. Nu gerai, tarkim. Nu gerai, sekantis. Kagevanė. Mistika. O, šitas turėtų būti geras. Monstrai, ne? Nu, jeigu čia bus kažkas panašaus, kaip apie vampyrus, kur tam kaimelį, kaip ten pavadis vadinasi. Šiki? Šiki, va. Tai va, gal ir nieko bus. Nes irgi tokie kažkokie mieste, kažkokie monstrai, ir ten aiškinsis, tenais viskas pabiškiai iškės ir paskui pabaigoje kažkas tokia gera, nu tai gal. Bet Šiki šiaip buvo gan geras anime. Ne, tai sakau, visis gerą atmosferą turėjo, tik man ten tie vampyrai tokie labai kavaini nelabai kažkaip patiko. Jo, tai biškiai atrodė. Gėjiškai. Ten kažkaip siužetas ten nelabai. Nu, režisierių nieko gero negaliu pasakyti, Takašima Tamojo nieko jis nekūrė gero. Ir studija irgi kažkokia neregėta. Kad ne tai, kad nieko gero jį nekūrė, bet nieko daug nesukūrė. Sukūrė, va tas dirbo prie to paveiksliuko, kur anime, kur Yami Shibai, Japanese Horror Stories. Aha. Jis vieną lygtą epizodą ten režisavo, ar ką ten darė, nežinau. Ką? Ilka šiaip studija, Yami Shibai. Jo, bet režisierius dirbo prie šito. Studija, kad dirbo, tai kur studijos net nėra čia. Nu, įdomu, vat koks piešimas bus, aš kaip iš to coverio žiūrėti, kažkoks, man atrodo, bus biški kryvas šleivas. Nu jo, aš čia vat žiūriu irgi vienam puslapį, tai taip irgi kažkaip nesuprantu. Palauk, jeigu Anidabu žiūrėt, jo, tai tas pats vat ir buvo. Jo, bijau, kad gali būti nelabai gražiai padaryta. Ką sekantis? Sekantis, Kovabon. Siaubas, Siaubas visat gerai? Gerai. Ilka kažkokia. Ne. Animuotas rotoskopiniu būdu, kuomet gyvų aktorių vaidyba bus perkelta į animaciją formą kadras pod kadrų. Primena šiek tiek Mind Game gal. Esat matę Mind Game? Jo, toks crazy ten anime, kur ten yra epizodų tokio daryto. Nežinau, biški. 103 minutės. Nu, aš gal nežinau, gal ir matęs, gal ne, bet ne, čia žinok, ne tas piešime bus, žinok. Panašiai, bet ne tas. Ai, kaip, Akuno Hana, ne, šlykščiai atrodė, aš ten negaliu, ne. Eik, ten grybai kažkokie, aš ten pažiūrėjau, gal 5 minutės ir nafik išmečiau šį. Ten aš va to Akuno Hana visas perskaitęs mangas, man atrodo. Tai manga, tai ką žinau, tokia pusė velnio buvo dar visai ten. Gali būt, bet aš žinau, ten toks... Ten ta manga buvo, galima sakyti, kaip ir link hentajaus linkus tokia, jinai... Sakau, man tai piešimo stilius man asmeniškai nepatiko totaliai. Oi, ne, baisus piešimo stilius. Abstraktus, vat būtent abstraktus. Tai nežinau, sakau... Nu, bet gal dabar su naujasniom technologijom tas Kavabonas gal bus geresnis. Tiesa, palauk, YouTube'ai ten realiai gal matos. Tai Kavabonas neįs ant technologijų, nesgi čia pasakyta, kad yra darys veidus ir žmonių ir su stop motion darys, tai čia taip ir atrodys. Čia ne animacijos teina, čia eina ant kažko simbolizmo. Ne, tai jie animuos vis tiek. Ne, jie animuos. Jie animuos vis tiek. Ne, aš kalbu apie visą kompiuterinį darbą, supranti. Nes kai palyginus ten 2004-2005 ir dabar tai tikrai stipriai pagerėjo. Jie darys specialiai, kad būtų taip kreivai atrodytų. Nu gal. Jie eina per tokį simbolizmą ir art. Tipo art. Aha. O YouTube'ai klipukė tam tik tais dar gyvi aktoriai filmuojasi. Dar nėra jį padaryta, kaip atrodys pats anime. Na nežinau, ant klaustuko šitas eina, bet lauksiu galbūt šitų. Ir man siaubas, pavyzdžiui, ten vaikučiai visi, oi, siaubas, valiošniai. Nu, nežinau. Pasižiūri ir po to galvoju, kur siaubas tas buvo. Nu tai man, sakau, tas pieštas siaubas, tai ten toks. Kai kuriem Elfenlaidas yra siaubas. Elfenlaidas ne, ten yra tiesiog bjauru. Bet kai kuriem siaubas. Gerai, sekantis. Dance with Devils. O, Reverse Harem. Nu čia mano stiliaus. Reverse Haremas? Jo, man visai patinka. Nežinau, kažkaip žiūrėjęs, kažkaip nelabai suėjo tie dalykai. Brain Bases. Brain Bases labai girdėti. Jo, Wolf Children, Steins Gate. Code Geass. Pasižiūrėk, ar tai buvo jų pagrindinis darbas, ar tai jie dirbo tik tai prie jo, nes... Gali būt, kad dirbo tik tai prie jo, nes aš kaip pasižiūrėjau dabar biški ne taip. Nu, jie dirbo prie
Bakano. Taip, palauk, kas siužetas sako. Taip, paprasta moksleivė, ble. Čia šiaip turėtų, man atrodo, dar turėtų būti priedas šodžio. Nes aš kaip žiūriu iš coverio, tai... Tai šaujo, mergaitėm. Aš gal užmėsiu akį vis dėlto. Man, nežinau, net asmeniškai kažkaip tas šodžio, tas piešimas visiškai out of space. Nu, man nei per niekur nepirlimpais. Režisieriai tai mergina. Ai, nu tai viskas aš. Yoshimura Ai. Nu, tai geriau negu berniukas čia būtų. Ką jinai dirbo su to mėgstamų komediją, kur man minėjai praeitas iki Killer B. Daily Lives of High School Boys. Ai, prie to dirbo jinai? Yeah. O, šakės. Žiauri gerą komediją. Jinai dirbo kaip assistant director. O jinai pati režisavo My Teen Romantic Comedy, Blue Spring Ride ir kitus tokius vidutiniškus anime. Čia jau galima sakyti toks antras, trečias, normalesnis darbas. Vien žodžiu, aš ne prieš tą žanrą, bet matau, kad pagal aprašymą, kad bus labai toks tipinis, žiauriai tipinis. Na, aš šito nelaukiu visiškai, man neįdomu. Man irgi kažkaip net ne. Sekantis. Komori-san va Koto Varenai. Ja, nežinau, daug nėra šiandien informacijos apie jį. Čia ryškiai irgi bus 14 metų mergaitė. Bus ryškiai irgi trumpametražė komedija tokia. Man svarbiausia yra režisierius, ką darė jisai, ką dirbęs yra. Šiaip studija, tai... Ne, studija, tai normalu, geriau. Mushishi darė, Gunslinger Girl. Blem, aš nematau My Animalistė kažkaip gero. Titanija dar darė. Žiūrėjau, seniai. Titanija? Nu, Skyfajus. A ne? Lauk, reikia pasižiūrėti. Mane panašu, jeigu bus Skyfajus čia. 13 metų šūrė yra miela ir gero būdų mergaičiukai. Ji tokia gera, kad negalite sakyti, kad jos prašoma pagalbos. Nuolatinės pastangos padėti kitiems suteikia merginą nepaprastos stiprybės. Eik tu tik tais. Nu, tiesiniai. Haikus, antras sezonas. Valio! Nemačiau, nežinau. Nežinau irgi. Geras sportinis anime apie tosgi, tinklinį. Tinklinį, Ten tas toks mažiukas. O, čia da Production IG, tai čia tai būtų geras tikrai. Tas posterį, tas rūžavais, tas plaukais, tai jis toks tipo mažas, bet greitas ir ten tipo, ten susižaidė. Šiaip geras. Šitą rekomenduoju, jeigu sportinę norit. Iš tokių naujesnių, tai tikrai. Pastebėjau, tas sportiniuose animuose visą laiką tai būna pagrindiniai mažiukai. Nebūtinai, žinau. Krepšinį žiūrėjau, dabar kiek 3 animus žiūrėjau, visi buvo mažiukai. Futbolą žiūrėjau tą amerikietišką iShield 21 mažiukas, bet žiauriai greitas. Na tai nėra blogai, bet čia duoda tokį pastiprinimą tiem visiems mokyklos nelaimėlėms, kad nepasiduos ir bus kietas. Ne, tai ten matai, ten tik tiek, kad tas mažiukas, tai jisai ten, aišku, pagrindinis, bet realiai ne visai, ten yra tie kitų, žinai. Vienas, pavyzdžiui, naparnikas, tai pakankamai didelis. Autosporte, pavyzdžiui, visi dideli. Tai sakai, šitas geras, ne? Kažkaip nežinau. Ne, šitą užmes ką, žinau. Sportą neužkabina mane visą laiką. O, sekantis Noragami. Būtinai reikės pasižiūrėti antrą sezoną. Čia apie tą bomždėvį, ne? Dievą. Jo, bomždėvį. Man tai labai patiko. Žiauriai smagus toks. Tikiuosi tik, kad jo tas mažiukas, tas ginklas, kaip ten toks. Ginklą pavirsdavo. Biškai jau normalesnis bus, ne taip nervos. Veiksmas, nuotykiai, fantazija, komedija. Na, šito irgi nematęs. Nu, jis toks nieko. Jo, toks visai nieko. Kei, Return of Kings. Čia pirmą sezoną kažką žiūrėjau? Aš žiūrėjau pirmą sezoną. O kad ten vadinasi, kaip jis vadinasi? Jo, vadinasi K. Aš atrodo bandžiau kažką žiūrėti. Ten, nepasakyčiau, kad buvo labai prastas. Bet kad ten pavadinimas toks net neįmanomai normaliai surasti. Tai aš, pavyzdžiui, neatsimenu, kaip aš jį radau. Kaip kas per gudruolius sugalvojo, taip sakant, pavadinkim anime K. Paskui kitą padarysim, pavadinsim L. Death Note, Story of L. Nežinau šito. Nežinau, man kažkaip nekas. Irgi 7-8 davau, toks tikrai žiūrimas, galima pasižiūrėti. Toks nėra jisai šviesus, toks. Dabar sekantis yra Mobile Suit Gundam, Taketsu no Orphans. Gundamai bet kokiu atveju, jeigu mechus patinka, tai patiksit. Bet aš kažkaip, tai čia pirmas sezonas čia, kuris tada skaitosi. Pirmas sezonas Gundamo ten yra kažkur, ten kažkada jis kurtas. Ne, tai taip, bet tarsi čia jisai vis tiek kažkokią tęsinių jau išėjusio, tai čia to Taketsu tipo, Taketsu jo, ten, o po to dabar, čia tipo, tai kur pirmas sezonas, man duokit. O tai nėragi visi susiję tie Gundamai, bet juk? Ne, nėra. Nesusiję jie? Ne, yra ten, pas juos tipo yra visatos atskiros, ten kažkokios vienoj, kitoj, bet realiai tai jie nesusiję su žietišku. O gal čia turėjau meni, kad jeigu matai vieną Gundamą, matai visus Gundamus? Aš kažkaip nežinau, Gundamo neprisiruošiu pasižiūrėti. Na, žiūriu, NDB aš nematau, kad čia būtų senysis. Tai gal čia
galima sakyti, siužetiškai jie yra visi vienodi, jo, nes ten tipo karas tarp žemiečių ir ten tų kolonijų, tai aišku, ten visada yra niuansai, žinai, ten įvairovė šiokia tokia vis tiek yra. Tai realiai matyti, nustatė, kad čia tęsinys, bet šiaip realiai tai matyti, čia galbūt net ir naujas anime, visai reikės užmestą. Čia galbūt tik tai pačios kaip visatos, tos anime visatos tęsinys. Nes čia parašyta, kad po kažkiek metų tenais Calamity War. Tai aš atsimenu, girdėjau tą Calamity War kažkuriam Gundame. Aš nelabai žiūriu tų Gundamų, iš tikrųjų labai tenai pasimetu nuo kur pradėti, nuo kurio ten pradėti animų mane užnisa ir metu. Nereikia ten su ko pradėti, paėmė, žiūri kaip atskirus ten, viskas. Nu vis tiek man... Ai, maždaug taip sėdi ir... pradėsiu nuo šito. Geriausia pradėti yra nuo Seedo. Žiūri Mobile Gundam Seed. Paskui yra Seedo antras sezonas. Ir toliau jau kaip nors. Atrodo, kažkokie seteriai specialiai, kur tau visą chronologiją išmeta, kaip žiūrėti. Ne, žiūri Seedą ir jeigu patinka, žiūri kitus. Jei nepatinka net Seedas, tai tada kitų gali nežiūrėti. Tau nepatinka. Man tas būtent nepatinka ant Gundamo, tas mechos pati forma. Nežinau, kažkaip. Čia jau klasikinė forma, nesikabinėk. To tipo ką, negražus savyje, gražus tokie visi būna. Tik tai ten būna labai mėgsta tas rožinius dūmelius visokius ir ten spaginėjimus ten. Tai va, man, pavyzdžiui, labiau patinka, kaip, pavyzdžiui, būna mechas, Code Geasso, va, tokių, va, kur biški toks nestandartinis. Tai tam tokie skarbonkės, kur tau super galių reikia normalių, kad vienas ištaškytų 1000 kokį, žinai, va. Tai nesvarbu, vis tiek Gundamą nugalėtų tas... Kas ten? Gundamą nugalėtų, tai kitas Gundamas, žinau, gali nugalėti. Tengia Topa Gurren Lagann. Eicht. Na gerai, mes čia nukrypom jau. Čia net ne Gundamas yra. Nukrypom mes. Sekantis. Na, žodžiu, gerai. Gundamas gerai, gerai. Gundamas, kas kam patinka Gundamas, visiems tiks. Sekantis yra, turbūt visų metų favoritas yra Osamatsu-san. Net negirdėjęs aš apie jį. Nežinau, kas tai yra. O pirmas sezonas čia kuris, tai palapų bandysiu surasti kažką tai. Čia ne sezonas, čia susijęs yra su 88 metų anime. Čia tipo... Ten buvo Osamatsu-kun, čia yra Osamatsu-san. Tai šiam 6. 88. Yra ir šiam 6. Tai jis gal prasidėjęs tais metais. 60 epizodų. Jo, yra šiam 6, 88. Studio Zero. Ir paskui dar 89 dar filmas yra. Eiktas. Bet jis yra konkrečiai susijęs su 88 metų Osamatsu-kun. Tai šitas paskutinis, taip. Nežinau. Netraukia? Aš net nežinau, ko čia šio tikėtis, nes nematęs nei to, nei to. O kur kavajus, kur gražus piešimas, kažkokia beždžionė? Stulpudoji beždžionė. Čia primena galbūt biškį tą personažą iš Kill la Kill, moko tam ta, kur crazy merga, kuriam, žinai, kliūna visur. Nežinau, nemanau, kad aš specialiai jūsuose, nebent per klaidą, vietoj jokio hentajaus. Netyčia kliūsi, ne? Nemanau, kad su gentajim sumaišysi. Ką gali būti, koks Osamu-chan galbūt pavadinimas, bet žinai. Hentajus. Nebus man jau. Gerai, prie sekančio einam. Tai yra Garo, tai yra nesakysiu nieko. Šitą matęs pirmą sezoną. Geras? Jis toks... Nuotikė veiksmas. Savotiškas labai, kiek padeda. Atrodo, jisai manime listą viršelis jo piktai. Tai viršelis tai atrodo labai piktai. Sakyčiau, kad jo labai laukiu pratęsimo. Manau, kad būčiau išgyvenęs ir be jo. YouTube'ai tai ten švis, nieko. Titriukai ir kažkokie tai eina ir viskas. Aš net nežiūriu tų japoniškų trailerių, ten vien tik tai tekstas ir still imidžai. Ne, būna daugmaž normaliai dar, žinai, o čia ne tas atvejs. Tai va, užmėsim akį, bet prieš tokius išeina, ne, antras sezonas, bet čia ryškiai praėjo jau kaip laiko, ne. Norėtųsi, kad kai kažkam buvo viena manime, kad pirma serija vien tik priminimas, kas buvo prieš tai. Tai va, man to trūksta, dabar išeis, pavyzdžiui, nužiūrėsiu aš pirmą seriją. Ir kur čia, kas čia, kaip čia vyko, aš nebeatsimenu. Kas čia užsibaigė, jo. Aukotų vieną seriją tokiam rekapui, vadinamam. Ir viskas, Ta nulinė būna. Jo, būna nulinė. Jo, nulinė serija išleidžia, ten gali ir 2-3 savaitės prieš patį anime. Nes paskui kaip aš atsimint, ką aš YouTube ten brausinsiu, ieškosiu, kur ten kas karo, nesąmonė. Kas tau leis 2-3 savaitės prieš, taigi per televiziją rodo, kas savaitę. Ne, tai ten nulinė serija tokia kaip OVA galima išleisti. Nulinė serija išleidžia kartais anksčiau. Ja, dedu iš jį, kad planuoju žiūrėti.
pirmą sezoną pradžiai tada pažiūrėk, nes čia bus tikrai susiję. Tai su šituo dabar aš turiu planuojamų žiūrėti animų sąrašas 222 anime, labai gerai. Taip, toliau kažkoksai Utavarerumoro. Utavarerumoro. Panašus yra horror ir hentai mišinys anime, skamba panašiai, bet čia turbūt ne šitas. Ten tas iš eurus yra, ten drasmo į gabalus, kūnas visus. Kaip tu tokius dalykus žiūri? Mama neleido, mane mušys, laužė ranką, vis tiek žiūrėjau. Aš žinau šitą anime, aš jį tikrai žiūrėjau ir man visai pusė nebuvo. Aš irgi matęs. Ai, čia, dieve, prisiminiau šito, nebaigiau žiūrėti. Bet tai čia 100 metų, žinau, kažko nieko neatsimenu. Aš nežinau, kaip seniai išėjęs yra, aš atrodo, kad Lietuva buvau mačiau šį. 6 metais. Jo, jisai labai. Jo, o dabar tik išleidau tiesinį. Nu, įsivaizduoju, tai šitam tikrai rekapo reikia. Nu, čia šitam tai tikrai rekapo reikia. Nebent istorija nuo kažko visiškai kito būtų. Ten tas vienas pagrindinis šiūvas praradęs atmintį, man atrodo, buvo, atsimenu aš. Ačiū, spoiler. O ten nebuvo pala kažkokia net mecha pasirodžius paskui kažkaip šitam? Nežinau. Davai, karočią praleidžiam, nes pas man įsivon tu watchlistį yra, tai reikės pasižiūrėti. Aš vien dėl to karvelių turbūt žiūrėsiu ant topiko, ant to viršelių. Vienas iš dešiniais dėl to balandis, karvelis. Ai, balandis. Oh my god. Šit labai mažas aš man rodo, tą ką nematau. Jo, matau. Dramblį ir nepastebėjau. Kur dramblys yra? Dramblys ten dar yra? Ne, čia toks didelis kaip... Ne, jis didelis kaip dramblys. Žiūri, nematau aš jo. Da tokia šypsena išmėtis. Nežinau, man tai tokie nelabai žinau. Gerai, tada einam apie sekančio. Jaunasis Blackjackas. Nežinau net. Nežinau, kažkaip tai iš jo. Blackjackas pats yra susijęs su Astro Boyum, kiek žinau. Ai, tai čia šaunenas, tai tu jau matęs turėtum būti, ne? Čia apie gydytoją. Nematęs. Nežiūrėjau dar nei pirmą. Bet žiūrėjau domino, tai palygino, kad jisai yra anime versija Dr. House'o. O tai pirmas sezonas. 6 metais kažkoks buvo. Bet aš kažkaip jo nežiūrėjau, jaučiu net. Jo. Labai daug serijų. Jo, per daug serijų, dėl to ir nežiūrėjau. Oje, čia visa serija, čia 93 metų čia prasidėjo viskas. Jo. Šitą turbūt pasuosim. Gerai, sekantis. Shigeki Kyojin Chugako. Ai, ne, į blacklistą iš karto čia Attack on Titan'as. Jo, šitas tai fuck. Ne, o Jėzus, kam gadinti? Ai, čia taip pagal tuos padaryta, ne kažkokia herne. Jo, parodė. Junior High, palauk, kad neužmirščiau patikrinti, jis ne blacklistą iš vis yra. Bet čia labai gerai parašyta, čia jums. Čia jums. Čia jums, grinai. Blacklist anime, yes. Titanų pradinė mokykla. Why? Eik tu, čia tyčiojasi, žinai. Antras sezonas laukia. Tiek šūdų gabalą. Jo, sako, haha, norit antrą sezoną? Ne, turėsit šitą. O aš pažiūrėčiau gal? Nu gerai, okei. Ne, skipinam, net nekalbam apie jį. Sekantis yra Lupinas. Ai, Lupinas, tai... Klasika. Aš kažkokį porą gal filmų net matęs esu, bent jau. Bet, aš kaip atrodo, kaip beždžionės irgi toks kažkoks, man nežinau. Specialiai išlieko animacija. Matė tinka. Tai man atrodo, vienas iš pirmų anime, kurį mačiau kažkaip kasetėje, netyčia. Kasetėje? Tai jis toks jis toks neanimešinis iš principo, ten daugiau toks, kai ten Prancūzijoje mėga ten tuos filmus toks apie nevykėlius mentus ir ten labai kažkokį krūtą detektyvą. Tai visi definės ir taip toliau ten, sakė. Tai čia ne tik Prancūzijoje, čia visur patiko. Tai bet šitos operos, kad žinai, yra čia. Nežinau, matai, tai sakau, abejingai žiūri šitą. Šitas fainas. Lengvas, toksai smagus anime veiksmas, toks fainas. Buvo bent jau, kai žiūrėjau tą filmą pagrindinį sceną. Dabar nežinau, kaip bus. Tai kas dar liko čia? Čia dar nišiniai. Yra biškis sąrašas, žiūriu dabar. Bet World Trigger, tai palauk. Čia normalus kažkoks, man atrodo, buvo. Aš irgi, World Trigger nesuprantu, tikrai turėjo būti jisai įmestas. Ovari Monogatari irgi, pavyzdžiui, taigi čia Bakemonogatari tiesinys, tai... Ta World Trigger kažkaip aš po save animalistę nerandu. Jisai labai ilgai ėjo. Jisai dabar dar tik tai išeinėjo. Jo, tai aš tada jo nežiūrėjau dar. Tai...
Va, Ovarino Serafim, nu tai tikrai turėjo būti, aš bent jau galvoju. O, Fafneris vėl? Fafneris vėl toliau tęsis. Hidano Arija, o antras sezonas bus, reikės pasižiūrėti. Iš nišinių nieko negaliu pakomentuoti. Nu, Fafnerį vien žodžiu įimu. Hidano Arija įimu, Ovarino Serafim įimu, Testamentą įimu, Ovari Monogatari irgi tikrai įimu. Ta Bakė Monogatari, man reikia seriją pradėti nuo pradžių, nes aš pradėjau žiūrėti Bakė Monogatari, ten ryškiai dar priešistorija yra, ar dabar tik išėjęs ta priešistorija, kaip jis tapo to vampyru. Tai kad Bakė Monogatari pats pirmas buvo. O, jisai tenais jau jis yra vampyras. Tai jisai visą laiką buvo vampyras. Ne, išėjęs dabar, išėjęs, man atrodo dabar, ar ne šitą gal dar ir bus, kad jisai bus priešistorija. Priešistorija? Ne, ten bus Kizum nuo Monogatari. Ai, ten ta Gatari, man tie visi, jau sakau, vėžį varo jau, ten nafikas. Eiktų, bet labai gerai, man tai pavyzdžiui visi kol kas su jie. Ten taip, pizdėlina, atsiprašant, ir pizdėlina. Visas anime apie pizdėlinimus ten. Matai irgi žiauriai patiko. Man irgi žiauriai patiko. Ir ten ta despotiška boba ten blemba irgi aš nekenčiu tokiu. Ne, nu tai ta merga pagrindinė, tai ten nieko tokio, bet štai yra loli. Bet tai ten, ten tų mergų aplinkų jį ten krūva visą ten. Jo. Man pasisas tas realizmas patiko tam anime. Vat Hidano Arija tikrai aš paimsiu, aš kažką atsimenu, kad... Aš irgi Hidano Arija tikrai irgi paimsiu. Tikrai pirmas sezonas geras buvo. Nu, 7 pas mane. Jo, pas mane irgi 7 loli. Ir Mao Testamentas irgi, aš ant 8 kažkodėl man stovi, bet nežinau kodėl, kažkodėl jisai man patiko. Jo, prie filmų dabar einam iš pat pradžių. Big Order. Pirmas šitas yra Big Orderis. Kas laukia, kas žino, kas jį matė? Nežinau. Šiaip filmų nemėgėjęs. Mirai Niki, kurie darbas. Čia naujas filmas. Nu, matau, merga galova guli gražiai visą tokia apsinuodinusi. Veiksmas mokyklinis šaunenas. Nežinau, man įspūdžio nekelia jokio. Ai, žiūrėk, pagrindinis veikėjas, kol buvo jaunas, troško pasaulio sunaikinimą. Būdamas mokykloje. Bet tai, kad tokių idiotų, kas ant antras tam lemba, tai... Kokia prasme naikint pasaulį, kad, lemba, ką po to daryti? Ant asteroido ir skristi, fig žino kur. Su raketa pabėg. Šito aš nelaukiu. Bet tai palauk, čia bus ova ir 25 minutės? Aha. Na tai bus kokias 2 ovas išleis ir pasibaigs visą džiaugsmas. Jo, greičiausiai, nes bus per maži reitingai. Sekantis Hero Company. Vėl superherojai, ne? Jo, komedija. Nelaukiu šiojo? Jo, aš visiškai nelaukiu. Dragon Ball Z. Laukiu, bet nežiūrėsiu turbūt niekada, kaip ir nei vieno filmo nesu žiūrėjęs. Aš žiūrėjau Battle of Gods. Neblogas. Ne vieno Dragon Ball iš filmų nesu matęs ten. Kažkodėl žiūrėjau tą Battle of Gods. Tikrai geras. Kodėl ant viršelio vėl Freezas? Todėl, kad jisai nemirtingas yra Super Saiyanas. Taigi Trunksas jį per pusę perkirto, kas jam darė, sakau, jis nori vėl. Šia paukščių kalba šnekat. Tu nežiūrėjęs? Aš dabar šiandien sustojau ties 90 serijoje Dragon Ball Kai. Aš Kaus nežiūrėjęs. Kažkada žiūrėjau kažkokį šūdą, ten atsimenu. Dar studentavimo laikais, bet... GT. Gerai, sekantis, Sarusuberi, Miss Hokusai. Production IG. Istorinis, oi, nemėgstu japoniškos istorijos, kaip nemėgstu. Oi, ne, tik ne istorinis. Geišos ir samurai turbūt, ne? Greičiausiai. Geišos, kur geišos, tikrai geišos yra? Istorinė drama. Ant paveikslėlio tai matosi. Aš turbūt žiūrėsiu, šitą aš turbūt žiūrėsiu. 4 dukras turėjo. Tradiciškai hostinis šėlas, kas kiek metų išeina, kiekvienais metais gal išeina. Kiekvienais metais išeina, kartais net po 2 kartus. Bet tokį aš nepykstu, kad jis eina dažnai. Ai, žiūrėk, 2-5 metų franšizės sukaktis. Žinau, pats pirmas vis tiek buvo pats pirmas, o visi kiti tai tokie ne tas. Araisas tai man patiko žiauriai, ten priešės turi yra hosto. Araisas tai žiauriai geras. Pirmas vis tiek pats geriausias. Ta muzika dar dabar atsimenu. Ten ne filmas, kur ten išėjęs, dabar yra tas hostinas šėlo, bet tas kaip ten ova, kas ten, nežinau. Labai faina. Ghost in the Shell filmai ten yra geri, Innocenso irgi. Serialą bandžiau, bet kažkaip... Araizo dar net nežiūrėjau. Aš serialą aš žiūrėti, taip mane miegas suima, taip ir užmiegu šis laiką. Man stand-alone kompleksas patiko. Čia serialas. Man nei vienas serialas. Nu gerai, sekantis, Kyokai no Kanata. Čia adaptacija iš novelių. Kyoto, oi ne, čia ir nebus. Čia serialo antrasis filmas, čia jau pagal serialą koks šis? Nu, bet čia yra biški taip veiksmo, žinau. Ai, čia vėl šitą, žinau, labai fainai pagal šitą serialą yra tie AMV klipai. Jo, AMV klipus gerai daro, bet šiaip pat serialas, tai nežinau, kažkaip buvau užmetęs akį, bet nesugundė. Tai aš tikrai iš to nežiūrėsiu, kol nematė serialų, jeigu nematysiu serialų, tai nematysiu tų filmų niekada. Tai va, sekantis koks geras filmas, net
Neatsidrėkau. Love Live, School Idol. Čia tiek ir būna. Laikykis, laikykis. Čia tiek ir būna patys geriausi ir rimčiausi. Love Live, School Idol movie. Iš karto į blacklistą? Jo. Tikrai. Gerai, kas paminėta dabar kiti anime? Nieko neįsivaizduoju, kas čia yra. Nepažįstu irgi tų žmonių. Pirmas yra paminėtas Kamisama Minrai. Pasižiūrėjusi viršelį ten su mažiukais gyvūnėliais dedu į blacklistą. Aha. Kitas yra Itoshi no Muko. Čia su šuniuku. Į blacklistą. Per mažai informacijos, net nežinau. Kas čia per toks seksualus berniukas sekantis? Jo, labai seksualus. Panoken. Žinok, atrodo, kad jis pabėsdėjo ir pakilo į orą, taip žinai. Bet Hakuto no Kenai visi yra smagus, tokie linksmi, ten ir žiaurus yra ir visa kita. Reikia iš tą žiūrėti. Taip. Hakuto no Kenai, tu žinai? Ten, kur daužau, jisai ten pats, ten tiška, tie kūnų gabalus. Taip, daužasi, bet palauk, tas Monster Strike, čia visai posteris toks puselė. Kuris čia, Shinatashi? Ne, čia... Monster Strike. Monster Strike. Nu, tas coveris, tai kaip... Čia, žinai, Yu-Gi-Oh! Koks nors ten. Jo. Čia 7 minutės per epizodą bus. Na, tai čia. Ona. Tai čia bus koks web. Arba nežinau, kas čia bus. O, va, tai eina DVD. Internetinė versija. Original net animation reiškia. Tai eis tiesiai internetą su jais. Dolls animation, tai čia irgi idolai. Čia iš karto irgi. Tentei team. Kas čia per... O. Hakadolas, tai čia bus Killer Bee anime? Taigi sakau, kad aš nemėgstu tų idolų visų. Eiktų, bet pažiūrėk, kokios mielos mergaitės. Ei. Hakadol the animation. Tentei team, kas čia futbolas vėl? Čia kažkas irgi panašu. Jeigu bus futbolas, tai dar bus gerai. 6 metukų. Ne 6 metukų, 6. Ameriso kokao, tai čia bus apie kabaką kažkokius topudovai. TQ6. Čia net 6, mes praeidam 5, klausykit. O Jėzus Marija, jau coveris, ne? Ai, tai čia irgi, bet tai kiek tų idolų viliama prie viso? Bet pastaruoju momentu labai daug pradėjo atsiradinėti. Nu čia vat porą metų taip kažkas tai. Ir vis prastėja situacija šitą vietą. Netkreipiu dėmesio, dabar kol nedariau podcast'o, aš juos nekreipdavau dėmesio, tai tiesiai blacklistą dėdavau. Dabar tenka tikrinti. Fist of the North Star, dar vienas. Čia kažkai yra manga, kažkai? Nežinau, net neįsivaizduoju. Nu, New TV anime in October. Tas pats, kur buvau prieš tai. Tas pats personažas, kur valgo ledus tuos. Nu, tas pats personažas, nu. Nu gerai, galim rezumuoti. Kaip ir jau, ne? Ar dar ne? Ne, dar vieną nepaminėjom. Exercise anime. Ai. Neverta minėti. Aditore. Aiktų, bet kokios mielos mergaitės. Vienu žodžiu, iš viso sąrašų aš laukiu tik tai Concrete Revolution, laukiu One Punch, laukiu, kurį čia dar minėjau. Nu, man kokie 5. Galbūt tą SBT, tą Perfect Insiderį laukiu, Kagevani ir filmą kokią vieną kitą. Aš tai jaučiu kažkodėl vis tiek peržiūrės kokių 80% visų, nes nebebus ką žiūrėti. Ne, tai čia palibom. Aš nesiūsiu tik tai nebent idolų, visą kitą ko gero siūsiu. Maža ką. Jo, aš irgi. Ir dar tą Star Musical irgi nesiūsiu. Gerai, baigiam, ne? Jo, man atrodo. Nu, tai žodžiu, nusimato sezoną šiaip nelabai koks. Jo, toks vidutį. Kad tokių realiai kažkokių tai wow, tai nebent porą pratesimų, kad išėjo. Jo, pratesimų tai tikrai yra wow. Tikrai nesitikėjau Hidano pratęsimo, visiškai iš oro. Tai gerai, labai gerai. O visi kiti šiaip, kas per stebuklą, jeigu šitą epizodą klausėt specialų į mūsų, tai irgi pakomentuokit daugiau. Čia mažai komentuojat labai, tai reikia paskatinti kažkiek. Special for you. Ja, ką nors kažko laukit, nelaukit. Nes, pavyzdžiui, aš esu daug ko nematęs iš tų tesinių. Gal galit parekomenduoti kažką, kas geresnio, kas verta žiūrėti. Mano super išrankiam skoniui. Šaunėnu. Super lėvam skoniai. Jo, tikrai. Kad Drakonų kovas žiūriu, aš nereiškia, kad tai yra labai mano skonis toksai. Nu tai gerai, tai atsisveikinam tada, ne? Jo, atsisveikinam jaučiu. Visą malonu buvo. Da pasakykit, Allahas su jumis, viskas. Nu. Allah Akbar. Nu, Allah Akbar.